Kaip per trumpą laiką nuveikti daug? Kaip gyventi ir spėti? Kaip gyventi efektyviai ir dar atrasti laiko sau, poilsiui ir viskam kitam, kas yra svarbu mano gyvenime? Su jumis podkastų ciklas 31 minutė su Ilja. Aš esu Vinstonis Evaldas ir mes šiandien gvildensime šią temą. Tai yra, kaip per trumpą laiką nuveikti daug. Ir apie tai bene geriausiai žino žmogus, kuris iš tiesų yra mano vienas iš tų efektyviausių gyvenimo ciklų žinovas, tai yra Ilja. Labas, Ilja. Labas. Ačiū už tokį pristatymą šiltą. Jo, aš kažkaip iš tikrųjų, kai tu dažnai pasakoji, kad tu bėgi, klausai, eini, klausai, važiuoji ten, kartais turi laiko, vis klausai. Ir tai yra vėlgi efektyvumas, tai yra produktyvumas, vėlgi man tie terminai yra panašus, bet turi skirtumus. Ir tai yra svarbu, nes tu stengiasi kiekvieną savo gyvenimo akimirką išnaudoti. Čia tokia trumpa įžanga į tą mūsų temą, ar ne? Gal turėtum refleksiją, kaip tau pavyksta tą dalyką įgyvendinti? Efektyvumas gyvenime. Žinai, gal porą komentarų pasakysiu. Tai vienas, nuo ko apskritai prasidėjo, kurie mane gal šiek tiek račiau pažįsta, tai sako, Lieto turi visišką maniją, obsesiją našumo. Būtent našumo. Visur ten, skaitant, jeigu laikas leis iki kojinių, žinai, poravimo principų. Rimtai. Po du. Čia atskira istorija, bet sako, tai yra obsesija visiška, kad maksimaliai siekti našumo visame kame. Vėlgi, ar tu bėgioji, ar tu knygą skaitai, ar tu kažką bandai daryti. Tai prasidėjo viskas nuo to, kai po universiteto pirmieji gal 3 metai tokie buvo obsesija apskritai darboholizmu. Tiesiog daugiau dirbti, nes tais laikais dar buvo darbas yra gėris, vertybė, kuo daugiau dirbi, to geriau. Tuo metu dabar ir daugiau kalbama apie life-work balance ir truputėlį minkštesnė materija. Tuo metu buvo viskas apie darbą, kaip pavyzdys yra amerikiečiai, darboholikai, visi romanai, kuriuos skaičiau apie teisininkus Amerikoje, kur dirba po 100 valandų ir už tai muša save į krūtinę, sako, už tai daugiau. Senesnieji, ar čia dabar? Grišamas, pavyzdžiui, tuo metu rašė, kalbame, atsiprašau, bet prieš 20 kažkur metų karjeros tos pradmenys. Tai tuo metu ir vakarų modeliai, ir čia Lietuvoje dominavo tokia obsesija, dirbk daugiau. Dirbk ilgas valandas, sėdėk, ark, neturėk savaitgalio. Ir tą stengiausi daryti po univeros, tai pirmieji gal 3 metai apskritai tokio šeštadienio sekmadienio nebūdavo. Tiesiog kiaurą dieną sėdi ten dirbė. Bet tu ir šeimos dar tada neturėjai, ar ne? Vėlgi, asmeninių gal neliesiu klausimų, bet aišku, galėjau savo tą leisti ir atostogų pirmieji ten, man atrodo, buvo po 5 metų kažkas tokio, apskritai ten 3 dienom kažkur nuvažiuoti. Bet po kurio laiko tu supranti, kad jeigu tau rūpi rezultatas, tai pirmas dalykas, grąža į papildomą darbo laiką visada bus ribota. Bandysiu tą paaiškinti. Maksimum žmogus turi, tarkime, jeigu dirba 8 valandas per parą, PVZ, tai grinai teoretiškai, hipotetiškai, jeigu nemėgi, nevalgai, nieko nedarai, tai patrigubinti darbo kiekį yra maks, kas yra ištempti iš tų papildomų darbo valandų. Dabar, jeigu tu ką bedarytum, nesvarbu, ten eilėraštį rašai, ar kasoje sėdi ir čekius išmušinėjai, ar planuoji kažką, nesvarbu, ką darai, jeigu tu orientuojasi į našumą, tai tas rezervas našumo yra ne 3 kartai, yra kartais 1,000,000 kartų. Čia ne juokai, kartais 1000%, kartais 10 000%, kartais gali per 10 minučių padaryti tai, ką išorinė studija gali padaryti per savaitę ir panašiai, deklaruodama pilną užimtumą ir panašiai. Tai po kurio laiko tas atėjo supratimas, kad rezultatas, atskirai pakalbėsime apie kiek išoriai įtakoja ir kiek atsitiktinumas, tiesiog sėkmė ir ten panašiai, bet kiek našumas įtakoja. Sėkmės to nelabai gali kontroliuoti, našumą gali ir klausimas tada retorinis, kam stengtis dėti papildomas kažkokias tai valandas ar minutės, ten, kur gali sėsti, pagalvoti ir padaryti šiek tiek kitaip ir tada iš karto 100 kartų. Tai tu turi minti, kad geriau kartais atrasti laiko tam visam, laiko suplanavimui, tiem visiems darbams, skirti kažkiek laiko, tu gal daugiau suplanuosi, galbūt daugiau laiko išleisi, bet tu daugiau to pačiu ir padarysi daugiau, nes viskas pas tai struktūrizuota. Aš teisingai suprantu. Planavimas. Čia tą pačią temą. Jo, tai yra dalis, sakysime, našumo instrumentų. Nes jeigu tu bėgi, svarbu be abejo, kiek greitai tu bėgi, bet ypatingai svarbu, kur tu bėgi. Nes kartais gali bėgti labai greitai,
po kurio laiko išaiškėti, kad net ten bėgai, man tai Čia būdavo. kaip tuo metkirčiu, ar ne? Jo. Paimkim pavyzdį. Jo. Tarp kitko sulaukia komentarų būtent šitą dalis, kiek Taip? jo, kažkur tai Nepamačiau. porą reikia pasižiūrėti. perskaičiau, nes aš šiaip neskaitau labai jau daug, bet būtent tą dalis. Bet anyway, tai atsirado formulė pataisyta gyvenimo, yra siekti ne daugiau laiko ir darbo įdėti, ne pastangos, o visame kame, ką tu bedarytum, siekti našumo, nes našumo rezervas yra neribotas. Ir vėlgi, dalinai tai šiek tiek rezonuoja su kita gyvenimo formulė, kur kažkadaise irgi savo sakiau, kad vienas gyvenimo siekia yra gyvenimo pilnumas. Nes čia irgi atskiras gal pokalbis, laimė, nelaimė yra tokios abstrakčios materijos, paprastai žmonės siekia laimės abstrakčiai. Taip. Bet tas pilnumas tai yra spėti padaryti daug, pajausti daug, pamatyti daug, iš tikrųjų vienas yra iš kertinių matų. Ir jeigu tu nori padaryti daug, pasiekti daug, pamatyti daug, patirti daug, pajausti daug, tai tada vėlgi laiko rezervas yra labai ribotas. Vienintelis kelias tą padaryti yra per našumą, kitais žodžiais perfrazuosiu pavadinimas mūsų podcasto, kaip spėti padaryti daug per trumpą laiką ir kito atsakymo, kad tik tai kruopščiai siekiant maksimalaus našumo visame kame. Nuo to, kaip tu automobiliu važiuoji į darbą, iki to, kaip tu poruoji kojines, iki to, kaip atrodo tavo darbo diena, iki to, kad tu apskritai planuoji savo laiką gyvenime. Tai va, iš ten kilo gal tos kilmės, sakysime, tos. Tai čia tavo pagrindinis atsakymas. Tu ieškoji našumo, jį atradai ir dabar esi vienas našiausių Lietuvos verslininkų. Vėlgi, negaliu tai komentuoti, nes manau, nes čia palyginti su kitais, bet lyginant, tarkime, su patim savim ten prieš 20 metų, tai tikrai tas, kas kartais užtrukdavo ten kiaurą dieną, ten 10 valandų, dabar padarai per 5 minutės. Gerai, bet žiūrėk, o kaip tu asmeniškai efektyviai prioritizuotum savo užduotis, arba kaip tu rekomenduotum savo klausytojams prioritizuoti savo užduotis? Tai prioritizavimas yra vienas iš našumo instrumentų. Čia gal apeliuosiu į vieną tokią taisyklę, ne manęs atrasta, kad 80% naudos, kurią gauni, apskritai gyvenime, nesvarbu asmeniniam ar profesiniam ar bet kur kitaip, yra pasiekmė 20% pastangų. Pareto taisyklė pritaikyta būtent rezultatui ir atvirkščiai 80% tavo laiko pastangų veda prie tik tai 20% rezultato. Ir jeigu pabandai taip padaryti auditą, visko, ką tu darai, vėlgi atsikėliau ryte, kaip ten, kiek laiko praleidžiau pusryčių, ką ir kaip nuėjau automobilį ir tarkime pasakyti, okei, yra mano kažkokie ar tarpiniai ir galaikiai tikslai. Amerikietiška taisyklė sako, kad kuo neskaičiuoji, to negauni. Kitais žodžiais, tarkime, savo pasakyti, noriu ten tiesiog sportuoti, yra per abstraktu. Pasakyti savo, okei, dabar ten išleidžiu tiek minučių sportui, noriu tiek, dabar turiu tokį ten pasiekimą, prabėgo kilometrą per tiek, noriu tiek, čia yra skaičiukai. Tai tą sekundę, kai tu pradedi kažką matuoti, ne šiaip savo abstrakčiai, bet turėti, vėlgi amerikietiškas terminas profesijoje dažniausiai vadinamas KPI-su, Key Performance Index, gyvenime irgi, taip pritemtai, bet galima sakyti, KPI tam tikrai yra, tai kad tu pradedi kažką nors ką matuoti, tik tai tada atsiranda supratimas kiekio. Ta prasme, aš teisingai suprantu, save reikia, ne šiaip su, aš darysiu, bet save pradėti įrėminti į save į tam tikrus rėžius, tam tikras, kaip čia pasakyti, KPI-sus, užduoti savo ir kad mane tai motyvuotų tam tikrai. Tai pirmas dalykas, aišku, atskirti, kas svarbu, nes kas nesvarbu, tai visiškai nėra prasmės nei laiko skirti, nei matavimui, nei rūpintis procesu, nieko kito. Jeigu kažkas, vėlgi, ar tai gali būti ten sveikatos KPIs, gali būti profesinis KPIs, gali būti sporto aktyvumo KPIs, bet koks KPIs gali būti, tai kas iš tikrųjų yra svarbu, tai tik tai tą sekundę, kai tu pradedi aiškiai skaičiukais matuoti, tik tai tą sekundę tu pradedi tą procesą valdyti. Čia irgi skaičiau tokią vieną knygą apie, tarkim, tą patį sulieknėjimą. Sportas, sveikatingumas, lieknėjimas, sveikas gyvenimo būsena ir panašiai. Tai sulieknėjimas prasideda dažniausiai sėkmingai nuo žmogaus tiesiog įpročio suprasti, kiek kalorijų supa tave. Tik tai, kai suvoki, kad vienas tas sausiniukas suvalgytas yra 100 kalorijų, ekvivalentas 10 minučių bėgimo, va tik tai tada, kai tu pradedi gaudytis, va tik tai tada tu galėti apskritai valdyti tą procesą.
Tai aš teisingai Tai suprantu, jeigu taip suma sumarom, prioritizavimas veiklų yra geriausias per savęs įrėminimą, sau užduoti konkrečias užduotis ir jų laikytis, kaip vadinkim mechaniškai, nes be šito, be mechaninio tokio įsipareigojimo, vėlgi čia yra savęs įsipareigojimas, tu nepasieksi nieko, nei sporte, nei gyvenime, nei pasiekimuose, nei, tarsi nieko, teisingai suprantu. Tai jo, teisingai dvi mintis, tai pirmas dalykas, atrodytų įrėminimas, iš karto toksai baisus žodis. Bet taip, Ne, jisai teisingai. Tai man čia rezonuoja tokia frazė, kurią labai reikia keletą kartų įsiklausyti ir pakartoti, kad suvokti, kad laisvė yra disciplina. Disciplina labai yra teisinga. laisvė. Atrodytų, atsiprašau, prieštarauja vienas kitai. Disciplina Bet yra įrėminimas. taip. Bet jeigu tu nesudarai kažkokios tvarkos, tada tu banaliai gauni chaosą, chaotišką, žinai, belekai, beleką, belekur darau, ir tada gauni mažą kiekį to, ką tu bedarytum, vėlgi, ar tai būtų sportas, ar tai būtų profesinė veikla, ar tai būtų kažkas kito. Jeigu nori daug įvairovės, o man tai yra laisvė, nes įvairovė visko, galėjimas vėlgi skirti laiko ir sportui, ir sveikatai, ir kelionė, ir dar kažkam, tai man tai laisvė. Nes tai atskleidžia mano teisę į laisvę turėti pilną vertį, pilną gyvenimą, bet tai surišta su disciplina. Jeigu tu neturėsi griežtos disciplinos, bent jau kertiniams dalykams, tai tada tu neturėsi, o disciplina yra apie įrėminimą, apie KPI'sus, apie įpročių formavimą, apie savęs mokėjimą ten priversti padaryti kažką, kai labai nesinori, atsikelti ten ir bėgti ten, kai suvoka protas, kad reikia, o kūnas sako, nenoriu dar pamiegoti ir panašiai. Tai vat būtent apie tos dalykus. Disciplina. Disciplina yra viso, ko pradžia, esmė ir sėkmės matyti yra tas pradžia visas. Disciplina yra laisvė. Fundamentas. Ok. O kaip tu galėtum įvardinti geriausius savo laiko planavimo būdus? Tai šiaip keletą gal tokių principų paminėsiu, nes vėlgi kiekvienas, pirmas dalykas, įvertinti apskritai tokį auditą padaryti, atsimerkti ir pačiam savo atsakyti klausimą, mano gyvenime kokie procesai kiek laiko užtrunka. Nes bet kokią, sakysime, prioritizaciją galima tik tai tada daryti, kai tu aiškiai laike sudedi procesus, dalykus, darbus ir Tai panašiai. matai analizę visą, ar ne? Kur kas kam išeina kiek laiko? Tikrai taip. Jeigu tu nesuvoki, pavyzdžiui, kodėl aš žinau, kad vidutinis amerikietis parodamas kojines vidutiniškai praleidžia 7 minutės per savaitę. Per savaitę ar per vieną kartą? Per savaitę, ne, 7 minutės vieną parodyti, tai būtų per daug. Daug kojinių turi. Jo, bet tai va, tai kodėl žinau, nes gilinuosi, nes matuoju, nes kai jau pradedi paskutinius milimetrus laiko iš kažkur tai ištraukti, tai tada netgi tokius dalykus pradedi, nes padaugink 7 iš 52 savaičių ir gauni pilną darbo dieną, sorry. Per darbo dieną galima kalną nuversti. Tai va, bet čia vėlgi atskiras pokalbis, atskira tema. Tai pirmas dalykas yra apskritai suvokti, kokie dalykai yra svarbus ir inicializuoti, o kiek tie dalykai užtrunka tau. Važiavimas į darbą. Pusryčiai, vėlgi, tie didžiausi laiko rykai, ten įsivažiavimas į darbą, nes jeigu taip nuoširdžiai pačiam atsakyti, ateinu į darbą 10, o įsivažiuoju 10:35, nes yra ten kavos ritualas, ten pas kolegą kažką paklausti ir panašiai. Tai Kiek aš jaučiu, tai, kad tu sakai, ir aš per save pereinu, visa tai yra, žinai, kiekvienam žmogui. Aš, žinai, turi būti kava, turi būti atsisėsti, pasidaryti, žinai, nieko blogo dėl kavos. Nieko blogo su to nėra, su to nieko blogo nėra. Tik tai, jeigu pats savo atsakai, žinai, va tos ten 15 minučių ryte su kolega kavos, aiškiai, man tai yra vertybė. Nes man tai yra ten dienos pradžia, emocijos gavimas, ten dar kažko. Tai jeigu aš aiškiai suvokiu ir sakau, okei, žinai, tai yra svarbu tavo gyvenime, nes tu neprivalai sėdėti prie kompo ten ar prie snaklio ir varyti kiaurą parą. Ne, tai jeigu tu pats savo sakai, jo, tai man svarbu, tai man gyvenimo dalis ir aš už tai atvirom akim esu linkęs atsisakyti. Pavyzdžiui, kažko kito, ribiniai amerikiečiai kiekvieną minutę matuoja doleriais. Jie sako, žinote, vienas iš būdų priversti save tvarkytis su darbais, su visko yra įvertinti pats save, sakyti, aš kainuoju ten $1000 valanda. Pavazė ten $10 minutė, ten kiek bebūtų, prikabinkit savo skaičių. Bet tą sekundę, kai tu suvoki, kad aš 15 minučių išleidau kavos ryte gerimą, sakai, tu ką tik sumokėjai netiesiogiai savo ten 150 ten. Kaip netekai, nes tai yra tas pats. Laikas ir pinigai amerikietiško vertybių sistemai dažnai yra tas pats. Ir tai yra toksai priverstinis, gal kartais skausmingas, bet labai efektyvus būdas kartais suvokti, o kiek laiko tuščiai ir pasakai, atsiprašau, bet
iš tikrųjų gal 3-5 minutės, jeigu tai būtų ekvivalentas ten $350, o tai būtų skrydis pirmyn atgal ten kokią vieną savaitgaliui, tai tada gal neverta tą kavos tokio skrydžio. Tai vėlgi, aš noriu pasakyti, kad iki kol nesuvoki kur kiek ko, iki tol nesigaudai yra chaosas. Tai kol tu savęs savo laiko nevertini kaip po tokio, tol tu nejauti vertės ir to prabyrančio laiko. Tikrai taip, tu to nematai. Ir žmonės po to pabaigai sako, blem, aš tik atvariau ir sako, žiūrėk, jau 4 valandas, aš jau toj turiu varyti namo, aš nieko nepadariau. Tai jo, tai ačiū Dievui, jeigu darbas nepriverčia tave, tu nepriklausomas gauni atlyginimą bet kuriuo atveju, bet kas jeigu tu dirbi savo ir tas tavo nieko nepadarimas transliuojasi į mažesnį čekį mėnesio gale, transliuojasi į negebėjimą ten sumokėjus įmoką bankui už būstą, negebėjimą nupirkti vėlgi ten savaitgalio atostogų, o tai transliuojasi ten liūdną sėdėjimą, žiūrėjimą, ten šlapia, liūdną, ten dangų. Ir tai tu pasakai, sorry, ar tai yra adekvati kaina? Atvirkščiai, aš galėčiau būti ten kokios Europos centre teatre žiūrėti. Aš noriu dabar, žinai, paklausti, kaip tik, va, tokį grinai tokį nuoširdžiai, ar ne? Ar galėtum atsakyti, pasistengsiu. Koks tavo yra asmeninis didžiausias laiko rijikas? Nu, taip, žinai, jeigu taip įsivertintum, vis tiek, tu prioritizuoji, bet, kur daugiausiai išeina tavo laiko? Kam dienos eigoj? Aš gal paminėsiu kontekste, ką aš viduj vadinu šventa trejyba. Okay. Tegu nesupyksime religiniai žmonės, nes čia jokios aliuzijos į religiją, tiesiog aš taip savo vadinu, nes šitie dalykai man yra šventi. 2 iš jie susijęs su laiku, 1 gal mažiau. Tai yra miegas. Atsiprašau, bet man reikia 9 valandų ir 8 minimorumas ir viskas, kad pjauna miegą, man yra tabu. Viskas. Tai kelintai eina miegoji? Galiu eiti 12, pabūti 9, svarbu, kad turėčiau savo laiką, taip, kurį reikia. Taip, nes ką aš dažnai matau, ypač tokių gal agresyvesnių profesionalų jaunesnių terpė, tai siekis pasikesinti į miegą, ten trumpinti save, ten iki 6 valandų, 4 valandų. Kol jaunas, tai žinai, neskauda. Kol, kaip sakoma, tai neatsitiks iki kol atsitiks. Taip. Tai va, tai gyvenimas yra maratonas, o ne sprintas. Ten gal ultra trumpuoju laikotarpiu, vėlgi, jeigu ten kažkas, tai namas griūna, visa kita, faktas, kad tu negali savo pasakyti, sorry, mėgau, namas dega, nesvarbu, bet vėlgi aš išeinu iš to, kad noriu optimizuoti maratonui visam gyvenimui, o ne čia ir dabar. Tai yra pirmasis dalykas ir tai atima be abejo, nori, nenori atima. Ir nesvarbu, kokios, sakysime, ten, nežinau, ten alternatyvos būtų buvę, nei ką neiškeisi, tai yra pirmas prioritetas. Antras yra man asmeniškai sportas, tai 1,5 valandos per dieną išimk ir padėk taškas. Vėlgi, ar tu ten bėgi, ar tu plauki, jau mažiau svarbu, bet čia galima atskirai gal vieną podcastą surengti, kaip sportas yra daug stipresnis emocinis tavo garantas stabilumo viso kito, negu ten fizinis ar kažkas tai dar. Kas man buvo atradimas, nes mokykloje sakė, tai yra apie sveikatą, o sakai, sveikata mano Pauliui ir taip gera, kam tas sportas, daug vėliau atrandė, kad sportas yra apie emocinį stabilumą, apie motivaciją, apie kitas materijas, ne tik tai apie fizinį, netgi ne pirmo vietą apie fizinį. Miško mityba, maistas, ką tu valgai, tai fiziškai tas tu ir esi, tai tu ir esi. Tai faktas, kad tai yra svarbu ir dalis tos šventos trejybos, bet aišku, maistas mažiau susijęs su... Miegas yra svarbiau. Ne, turiu menį su laiku, nes faktas, kad tu gali, žinai, jau maistą šiek tiek kitaip optimizuoti laikė, bet pirmi 2 dalykai, sportas 1,5 išimam iš dienos, viskas nesvarbu. Miegas išimam, mityba tiesiog turėtų kaip būti maistas, visa kita jau tada gali aplink dėlioti, bet čia todėl yra ta šventa trejyba, nes šitie yra šventieji, jeigu jų nėra, tavęs kaip žmogus nėra. Tiesiog aš taip jaučiuosi. Dar vienas yra be galo svarbus dalykas, nežinau, kaip tau pavyksta jo išvengti, bet yra mumise kiekviename atidėliojimas, kuris yra killeris viso ko, ypač ir našumo ir visų kitų gerų dalykų. Prokrastinacija, ne, yra terminas tam atidėliojimui. Procrastination, taip. Ja. Ir kaip tvarkytis su šituo? Čia vienas iš dalykų, nes iš tikrųjų vienas iš tokių rykų, labai, ir čia apeliuosi tokį pasakymą, kad sunkių darbų nėra, yra darbai, kurių nesinori daryti. Okay. Kartais atrodytų 5 minutės kažką reikėtų padaryti, bet atimpi savaitę, mėnesį, nes jeigu savo pačiam pažvelgti į vidų ir prisipažinti, dėl kažko daryti nesinori. Nesinori. Pavyzdžiui, didelis projektas ir tu žinai, kad ten labai daug ir net rankos nusvyra, net nekyla. Gali būti dideli projektai, tarkime, ten, pradėti mokintis naują kalbą ar naują profesiją. Čia tokie globalūs gyvenimo projektai. Gali būti mažiukai, atsakyti į mailą. Bet mažiukus, ta prasme, juos
juos lengviausia yra padaryti, nes tu žinai, kad tu padarėjai ir tu mintise padariau darbą. Padariau vėl kažką, parašiau laišką, aš padariau ir tu tarsi jau daug jautiesi padarėjai, bet realiai tu padarėjai nedaug dėl to, kad jie yra menkaverčiai darbai. Tai va čia tame gal, nu, ar aš savyje jaučiu, kad tai yra va tokie momentai, pagaunu save kartais. Tai Atidėlioji sunkesnius, didesnius, ten daugiau reikalaujančius kartais, teisingai? bet kartais, jo, jie daug dažniau turi tendenciją būti nemaloniais, nenorimais, nes jo daug nesuprantama, ten kažkas neaiškaus, bet sočiai yra ir tokių mažiukų dalykų, kartais vieną mailą atsakyti. Ir irgi, žinai, kad nemalonu, nu, dėl kažkokios priežasties, nesinori, nemalonu, nėra motyvacijos ir tada tempiai iki be galo, tai yra tokie du veiksmingi pakankamai instrumentai, kurie man tikrai veikia, žinau, kad kiti irgi taiko. Vienas toksai turi tokį dramatišką amerikietišką pavadinimą, vadinasi suvalgyt varlę. Terminas yra toks. Girdėjau, bet nežinau. Suvalgyt varlę tai yra kažką padaryti, ko labai labai nesinori daryti, labai nesinori. Literaliai kažką tokio padaryti. Nu, vėlgi atsakyti į mailą, kur, vat, nu, nenori ten kažkokį tai, vat, dėl to kažkokio tempę, ar ten kažką tai padaryti, nueiti paskambinti, paprašyti, ten, kur, nu, vat, visas kūnas priešinasi. Greičiausiai yra tokie dalykai, tai kartais jie yra būna trumpi, bet labai nemalonus. Žinai, vėlgi, prisiversti save ten nueiti pas bosą ir paprašyti atlyginimo pakelimo. Žinai, žmonė turi iš vienos pusės ten kalą, sako, eik paprašyk jau 3 metai, bet tau visas kūnas priešinasi, nežinai, ir tas, atrodytų 5 minutės, nu, atrodytų, nu, uždaug tą klausimą ten ar kažkas, tai visas kūnas priešinasi. Tai va, tai tas ir vadinama suvalgyt varlę, tai yra, nu, padaryti kažką, kas šiaip, nu, galiu suvalgyti varlę, nors ir ne prancūzas esu, bet labai ištikštų nemalonu, nesinori. O antras? Tai va, bet tai taisyklė sako, kad jeigu tu aptinki, ką sąmoningai pats jau prisipažįsti, ne pasąmonės stumė ten kažkur tai prieki kažkada, sakai, va, aiškiai savo vardinu, toksai pokalbis su bosu, mano va ta varlė. Tai taisyklė sako, kad jos reikia stumti dienos prieki, B, dozuoti. Ta prasme, per dieną nedėti daugiau negu vienos varlės, nes jeigu pas tave tų du sąraše yra daug varlių, tai priversti save ir vat, per vieną dieną atlaisvinti tą sąrašiuką yra mission impossible. Impossible. Ar tu kalbėjai apie dramblio valgymą mažais gabaliukais? Kažkaip galima tą dalyką tą pavadinti, bet jeigu tu... Leiskite gyvūnų mylėti, čia toks išsireiškimas yra. Jo, tai jeigu turime kibirą tų varlių, kur reikia suvalgyti, tai kadangi kibiras didelis, visus suvalgyti be šansų, dažniausiai tu stumi į priekį ir didi daugiau varlių. Gaunasi kibiras tų varlių pilnas. Okay. Bet jeigu tu pasakai, žinai, nedaugiau vienos varlės per dieną. Okay. Šiek tiek atlaisvina, nes vieną varlę suvalgyti jau atrodo emociškai, nu, labiau priimtina negu visą kibirą. Okay. Antras dalykas, jeigu tą tu padarai ryte, bet tu žinai jau prieš darant, kad vat kaifuosi visą dieną, nes daugiau šią dieną varlių valgyti nebereikės. Okay. Ir šitą. Tai va, tai vienas dalykas yra kelti į priekį, prisipažinti savo, aiškiai pavadinti, kas yra varlė ir dozuoti tam, kad tu, nu, tai nebūtų visą kiaurą dieną valgo varlės, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Tai. Man asmeniškai labai irgi efektyvus yra priverstinis įkėlimas į kalendorių. Nes iki kol kažkas va, tą varlė kamba tudų sąraše, va tiesiog reikia padaryti. Iki tol jinai bus stumiama. Jeigu tu aiškiai matai kalendorių, tu įprūti vesti tą elektroninį kalendorių visais kampais, nes tai yra vienintelė, mano, tai yra laiko piniginė. Jo, kaip pinigus kruopščiai skaičiuoji, sąskaitą ir piniginė, lygiai taip pat laiką skaičiuoji kalendoriuje. Tai tada gali aiškiai suvokti. Vieną užduotį tu savo įsidedi virš 5 minučių. Kaip vizualiai eventą gaunasi ir tave tai veikia. Tai viena iš taisyklių pakeisti visiškai išmesti tudų sąrašą, jį pakeisti įrašais kalendoriuje. Bet tai realiai kaip eventas, nu, pavyzdžiui, susitikimas arba parašyti laišką. Parašyti laišką. Siųsti kažkam kažką. Taip. Jeigu tai yra virš 5 minučių, garantuotai tai privalo turėti vietą kalendoriui. Okay. Nes vėlgi atskirai atsakysiu apie varlės ir galim grįžti prie kodėl tudų yra bloga, o kalendorius yra gera. Okay. Tada, kad žinok, mes tiek turim kalbėti, o aš turiu jau stabdyti. Va, kame yra bėda. Galim pratesti antroji daly. Galim. Tai pabaig iš tikrųjų, be galo įdomu, pabaig mintį šitą dėl to vat, antro momento, ką norėtume. Tai antras momentas yra suvalgyti varlę padeda fiziškai man labai įkelti į kalendorių. Tai aiškiai tas turi savo vietą ne tik tai, sakysime, erdvėj, bet ir laike. Tada, kai ateina laikas, atskirai labai nesinori
valgyti tos varlės, bet iš kitos pusės, nu, per ilgą laiką, dešimtmečius irgi pripratęs arba darai, kas yra kalendorius šventa taisyklė, arba viskas sugriūna, nes ten jau domino principas. Pirmo nepadarėjai, tada atidėjai, tada antras griūna, trečias, ketvirtas, penktas. Tai kolegos nebesumeluoti, ateina kalendorius, nesvarbu per pusę sakinio pasakęs kažką pjaunasi, sakau, sorry, mytas baigėsi 14:00, nesvarbu, kad įsižiojęs ir dar žodžio nebaigęs. Jeigu reikia daugiau laiko, suplanuojam dar 30 minučių, 15 valandą, bet jau nebe dabar. Nes dabar ateina 14:01 ir ateina kitas laikas. Tai va tas griežtas kalendorijos laikymasis yra disciplina, griežčiausia iš visų įmanomų, yra vienas iš receptų. Tai jau kai varlė atsitinka ir atsiduria kalendorių ir ateina tas laikas, tada tu supranti, kad jo nesinori, iš kitos pusės nuveikia tą discipliną, kur save pripratinai ir man tai suveikia. Tai tu sakai, okei, padarai, toliau judi. Aš manau, kad šitą mes aš labai džiaugiuosi, kad šitą klausimą uždaviau tau ir kad išgvildeno, bent jau, nu, paviršutiniškai, bent jau esminės gairias pateikėm. Nes aš pats savo matau, kad yra man tam tikrai aktualūs dalykai ir aš su 100% įsitikinęs, kad tie patys dalykai yra aktualūs ir tūkstančiai, milijonams kitų lietuvaičių, kurie žiūri, nes tavo paties įpročiai arba tavo paties tie specifiniai būdai, kaip tu tvarkaisi su procrastination ir visais kitais dalykais, jie yra be galo, atrodo, smulkus, bet jie tokie yra parankus ir mano nuomonė, kad jie turi didelį poveikį. Ne veltui tu juos ir darai. Tai jeigu mes galėtume dar pratęsti kitoje dalyje šitą podcastą, aš manau, kad mes galėtume apie tai ir pasikalbėti. Na, o šiuo metu aš manau, kad tam, kad suspėti viską, kad nori gyvenime padaryti, neįmanoma visko suspėti. Bet susiplanuoti esminius dalykus gyvenime ir suspėti juos padaryti yra įmanoma. Svarbiausia išmokti tą dalyką daryti ir vėlgi išmokime mokytis. Išmokime mokytis planuotis, išmokime planuotis gyvenimą, darbus ir viską suspėsime. Na, o aš labai noriu pakviesti jūs. Pasiekite šį Ilja Laurus kanalą YouTube, taipogi paspauskite mygtuką like, paspauskite visus kitus mygtukus, kuriuos ten matote, subscribe ir pakomentuokite, jeigu jums patiko šitas video, parašykite savo žinutę, galbūt netgi galite parašyti klausimą mum, kurį mes galimai ir galėsime aptarti kituose mūsų epizoduose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų, laukite kitos dalies. Ačiū ir iki.